Plokščias stogas, kitaip dar vadinamas sutapdintas stogas, yra stogas, kurio nuolydis yra iki 7 laipsnių. Rekomenduojamas minimalus nuolydis yra 0,7 laipsnio. Būtent šitiems stogam ir yra naudojamos prilydomos polimerinės arba oksiduoto bitumo ruloninės stogo dangos. Prilydomos dangos gaminamos iš oksiduoto arba modifikuoto, kitaip tariant, polimerinio bitumo. Oksiduotas bitumas taip pat paprasčiausias bitumas, kuris nėra atsparus šalčiui ir karščiui. Tiesiog jisai šaltyje gali sulūžinėti, sutrukinėti, taip pat karščiui esant tekėti ir tarnauti ne taip ilgai, kaip norėtųsi. Polimerinės modifikuotos dangos yra prisotintos sintetiniais priedais, kurie prailgina dangos tarnavimo trukmę, pagerina lankstumą šaltyje, netgi iki -25 laipsnių šalčio, taip pat pagerina atsparumą karščiui, viršia netgi 100 laipsnių atsparumą karščiui. Dangos gaminamos su įvairiais armuojančiais pagrindais. Vienas iš pagrindų yra stiklūnas, tai yra stiklo audinio smulkus tinklelis, kuris įdedamas į bitumą, taip išlaikomas rulono stabilumas. Tačiau stiklo pluoštas, stiklūnas, kitaip vadinamas, yra pakankamai silpna medžiaga. Su šia medžiaga pagamintos dangos naudojamos nelabai atsakingos paskirties arba poreikio stogam įrenginėti. Tai ten galėtų būti garažai, kažkokios ūkinės patalpos, tarnavimo trukmė maždaug 5–10 metų. Kitas iš armavimo pagrindų yra stiklo audinys. Tai yra ypatingai tvirta medžiaga armuojanti, tačiau turi ir minusų. Vienas iš minusų yra, kad jisai neturi pailgėjimo. Tiesiog yra tvirta medžiaga, tačiau ant didelių stogų, kur veikia dideli tempimai, ši medžiaga pailgėja iki 10% ir tiesiog kartais to neužtenka. Danga tiesiog nutrūksta ir atsiranda plyšiai, be abejo pažeidžiama hidroizoliacija ir tokiu atveju stogas leidžia. Viena iš populiariausių armuojančių medžiagų yra poliesteris. Ši medžiaga yra ir pakankamai stipri ir pakankamai elastinga iki nutraukimo. Poliesterio kiekis į kvadratinį metrą labai svyruoja. Dangos prilydomos gaminamos nuo 140 gramų iki kokių 250–300 netgi gramų į kvadratinį metrą armuojančios medžiagos. Poliesterio kiekis dangoje galbūt neatspindi visiškai tiesiogiai medžiagos stiprumo. Yra taip pat labai svarbus būtent kaip poliesteris yra nuaustas ar kitaip tariant poliesterio struktūra. Tai jeigu lyginant prieš tai minėtą stiklo audinį, tai poliesteris kažkur pailgėja apie 30–40, netgi atskirais atvejais 50%, kol nutrūksta. Todėl jinai yra statyboje praktiškai populiariausia ir naudojama gal net ir kokiais 95%.